Bronzos medalių spindesys artėja prie Vilkaviškio. Top Sport futzalo lygos mažajame finale Vilkaviškio Bruklinas priima Akmenės Kraštą. Ir tolimas smūgis. Audrius Brokas iš toli. Štai kaip galingai Vygo Ribeiro. Prabėga jis. Palieka kamuolį Gustavo ir muša įvartį Bruklino komanda. Rezultatą lygina šeimininkai. Jų džiaugsmo šokis. Čia pat ir Adamas Vieraitis. Vėlgi, viskas gali apsiversti bet kurią akimirką. Vienas įvartis. Na, netrūksta tokios kietos fizinės kovos, ne visai būdingos netgi salės futbolui. Geras Audriaus Broko perdavimas ir koks šūvis į apatinį vartų kampą. Devintasis numeris Stevenas Maikolas ir smūgis į vartus. Dabar Lautsono reidą. 27 numeriai, o čia pat Bruklino kontrataka ir muša antrąjį įvartį Vilkaviškio Bruklinas. Šeimininkai veržiasi į priekį. Wow, kaip verčiasi dabar rungtynių scenarijus. Šaitas smūgiuoja iš toli, dar vienas Beliau kirtis. Belioja žaidėjai, nepalieka didelių laisvų plotų, stengiasi dengti smūgio linijas, bet čia pat Beliau. Varžovų vartų link šeimininkams, o čia pat koks šansas. Bruklino žaidėjas. Bet juos jau spėjo užimti aikštės futbolininkas. Ir čia pat pražanga. Viskas logiška ir suprantama. Šioje situacijoje buvo svarbiausia nepaleisti varžovų į kontrataką, nes vartai tušti. Prisijima dabar geltoną kortelę. Susikaupęs Andersonas, įsibėgėja. Jo smūgis į vartus ir gelbėja svečius vartininkas Gintaras. Audrius Brokas. Jo perdavimas, wow, kokia galimybė dabar Gintaras Čibirka. 46 metų veteranas. 50 sekundžių lieka iki rungtynių pabaigos ir Gintaras Čibirka taiso savo klaidą. 46 metų netrukus būsiantis veteranas muša trečiąjį Bruklino įvartį. 3, 2, 1. Ir triumfuoja Vilkaviškio Bruklinas. 3-1 laimėtas atsakomasis mažojo finalo mačas ir bronzos medaliai keliauja į Vilkaviškį. Taip, ačiū Akmenei už superinę kovą. Viskas gerai baigėsi, kas gerai baigėsi. Taip, sveikinu visus sirgalius susirinkusius su istorinė Bruklino pergalė. Kaip pasakyti, rungtynės ne visai klostėsi pagal planą, bet kaip aš sakau, 3 taškai yra 3 taškai. Galbūt iš žaidėjų tikėjomės ne tokio žaidimo, bet matyt visi, kad be galo visi pavargo ir jeigu dar reikėtų žaisti ateinantį savaitgalį, nemanau, kad būtumėm surinkę 8 žaidėjus dėl to, kad pusė išsitraumavo, su viena koja žaidė ir panašiai, bet dar kartą pasikartosiu, viskas gerai baigėsi ir ačiū visiems.